Mes matome Fordo atidirbtą sistemą, pristatymos prekių į namus. Ypatingai didelė problema yra miestų senamiesčiuose, ten, kur sunku privažiuoti. Ir yra dviračio pristatymo servisas. Šičia mes turime konteinerius, kuriuose yra pristatomas objektas. Štai čia ant dviračio galo jis yra uždėtas. Ir štai va tokie sulankstomi dviračiais galima pristatyti produktus ant bagažinės labai patogiai pritaikomus. Ir jisai yra elektrinis. Šitas dviratis tokiu būdu galima organizuoti labai patogiai ir greitai pristatymą paskutinios mylios produktų. Na ką, čia yra convertible dviratis, tai yra sulankstomas dviratis, kuriuo pradedam kelionę, tarkime, savo automobilio bagažinėje, paskui važiuojam juo, paskui juo persėdame į traukinį, važiuojam traukiniu, veždamiesi šitą sulankstytą dviratį ir tęsiam kelionę vėl juo. Ir va tokiems kombinuotiems maršrutams jisai gali važiuoti 25 km per valandą greičiu. Jo nuvažiuojamas atstumas yra nedidelis, jo galima važiuoti su šitais viduje esančiais akumuliatoriais 1,5 valandos. Jis turi apsus, kurie turi ne tik tai navigaciją, bet ir galima valdyti. Pavyzdžiui, jame galima matyti iš nugaros privažiuojantį automobilį. Jisai signalizuoja tau, vairuojančiam šitą dviratį, kad iš galo artinasi automobilis, valdo švieseles, va štai šičia ir taip toliau.